Sveiki atvykę į naują epizodą. Tai šiandieną turim sekmadienį. Sekmadienis ir dabar yra vidurdienis. Tai 12:30. Išvažiuojam į reisą po savo atostogų. Tai dar visiškai nesiadaptavau aplinkoj. Atrodo vilkikas labai didelis, keliai primiršti, viskas atrodo kaip pirmą kartą. Tai dar biškį reikia apsiprasti. Dar tik valandą aišku te važiuoju. Bet truputį reikia adaptacijos, nes po tokių išeiginių biškį sunku įsivažiuoti darbus. Tai atostogos iš tikrųjų praėjo visai neblogai. Turkijoje patiko, viskas faina, šilta, pasideginom, pailsėjom, atsipalaidavom, kaip sakant, pasivaikščiom ir panašiai. Tai atostogos tikrai užskaitau. Paskui antrą savaitę grįžęs dar krausčiaus į butą. Tai ta savaitė tokia biškį sunkesnė buvo, nes apsikrovę darbais buvom. O dabar reikia sugrįžti darbus. Bandysim kažkaip įsivažiuoti, nes dabar dar, sakau, labai sunku kažkaip apsiprasti. Tai krovinys dabar vyksta į Lenkiją, iš Čečina, kur jau, jei nepameluosiu, ar ne, praeitą ar užpraeitą epizodą jau važiavom. Tai viskas kaip ir aišku. Paskui matysim, kas bus toliau, nes kol kas dar neaišku. Tai rytoj turėčiau būti iškrovime pirmadienį, po pietų kažkur. Tai dabar bandom judėti, matysim kaip seksis. Tai ką tik dasipyliau kuro, kad būtų pilni bakai. Tai labai daug netilpo, tai 340 litrų. Dabar turim pilnus bakus, tai yra tona 305 litrai. Galime tęsti savo kelionę. Kol kas dar vis sunkiai įsivažiuoju į ritmą. Atrodo, vos riedasi, bet nieko, gal kažkaip po biškį įsivažiuosim. Aišku, čia dar oras dasideda, nes tikrai nėra gražus. Lyja, vilkikas visas purvinas jau nors išvažiavau su švariu, tai irgi biškį gaila. Tai ką, dabar dar valandėlę pavažiuosiu ir stosiu pasidaryti pertrauką 45 minučių, pavalgysiu, gal tada seksis truputį geriau. Tai va, sustojau dabar pasidaryti pauzę, pravažiavau 4 valandas 26 minutės, tai dabar pasidarysiu pertrauką, eisiu pavalgyti ir dar galėsim 4,5 valandas pavažiuoti ir šiandieną baigsim visus darbus. Tai pagaliau baigiam šiandienos darbus. Tai iki vietos liko 440 km, tai bendrai sudėjus bus apie 1100 km iki vietos. Šiandieną sekėsi šiaip viskas normaliai, bet man kažkaip pačiam dabar po atostogų dar truputį sunku įsivažiuoti ritmą, tai ganėtinai ilga diena buvo. Kažkaip tikėjausi, kad grįšiu po atostogų 2 savaitės pailsėjęs ir galvojau, kad būsiu pasilgęs fūros ir vairavimo ir viskas eisis sklandžiai, bet jie taip nebuvo. Aišku, dar labai dasidėjo tai, kad šiandien sekmadienis. Sekmadienį dažniausiai visi sėdi prie televizorių ar ilsisi ir panašiai, o man tenka dirbti, bet nieko nepadarysi. Ir aišku, dar oro sąlygos irgi nekokios, vis dėlto ruduo, tai lietus, vėjas irgi nepagerino sąlygų. Tai dabar, kai sutemo, iš vis buvo sunku važiuoti, nes lyjo, tai ganėtinai apsunkino važiavimą. Tai šiandieną pravairavau 8 valandas 44 minutės ir pravažiavau 650 km. Tai daugiau negu pusę nuvažiavom, tai dabar darysiuos 9 valandų pauzę ir rytoj kažkur po pietų, manau, turėčiau būti iškrovimi. Tai dabar yra lietuviškų laikų beveik 10, pusė 10, kažkas tokio, gerai nepažiūrėjau. Tai ką, eisiu dar kažką užkasti, dar reikia dabar spalniką viską pasikloti, biškį daiktus apsidėlios, nes tiedžiu apsikrovęs, tai apsikraustysiu daiktus, kažką gal lengvai užkasiu ir eisiu ilsėtis. Tai šiandien būtų tiek. Labas rytas pirmadienį, tai jau 1,5 valandos kaip važiuoju. Tai dabar tik pradėjau filmuoti, nes dabar ganėtinai vėlai prašvinta. Tai normaliai pailsėjau, jau šiandien geriau kažkaip važiuojasi. Baigiu įsivažiuoti darbo ritmą. Tai iki vietos liko 330 km. Ir būsim kažkur po pietų, vietinių laiku apie 1-2 valandą. Tai viskas labai normaliai. Tolimesnių planų kol kas nežinau. Tai kol kas bandom važiuoti.
bandom kol kas važiuoti iškrovimą ir matysim, kokie planai laukia toliau, nes kol kas nieko nežinau. Tai dabar biškį kamštuką atvažiavau, čia kaip visada šitam miestelėje kamštis prasideda, nes turiu įtarimą, kad vėl bus išsikrovus važiuotų šiam į Vokietiją. Jis jau ne vieną kartą tekę taip važiuoti, tai matysim. Ką norėjau pasakyti apie atostogas, kad Turkijoje pailsėti tikrai patiko. Oras buvo, sakyčiau, pats tas, gal net vasarą nenorėčiau ten važiuoti, nes tikriausiai būtų per karšta. O dabar temperatūra svyravo nuo 27 iki plus 33. Ir labai normaliai ir pasideginti išėjo, ir pailsėti, žodžiu, viską užskaitau. Buvom pasivaikščioti po kanjoną. Įspūdis irgi geras, labai patiko, iš tikrųjų niekur panašiai nebuvau vaikščiojęs, tiek, kad su fūra, aišku, kažkur kalnuose tekę pravažiuoti, bet vaikščioti taip kalnuose tikrai neteko. Tai iš tikrųjų labai smagu buvo. Tai tokias atostogas tikrai pakartočiau. Įkelsiu dabar kelis vaizdus, kur vaikščiom, kaip kas. Bus galima pakartoti, manau, kokį kartą. Tai ką, dabar sustojau pasidaryti pauzę, pravairavau kažkas apie 4 valandas 25 minutės. Tai iki vietos liko visai nebedaug, 154 km, ką tik buvau degaliniai nusipirkti puodelį termo, nes kaip kitaip, jeigu iš po atostogų kažko nepaliksi namuose arba kažkur kitur ruošdamasis. Kažką vis tiek turi palikti, nebūna taip, kad viską susirinksi. Ypač kai išsiemi visus daiktus iš fūros ir paskui vėl viską susikrauni, tai dažnas atvejis, kada kažką palieki. Tai dabar jau nežinau, tikriausiai 3 termo puodelį turėsiu, bet ką padarysi, o be kavos važiuoti irgi nelabai smagu kažkaip. Iš degalinės pirkti, tai vienas puodelis pusė šito termo puodelio kainos, tai irgi nelabai apsimoka. Ir šiaip dabar pripratęs esu prie tos kavos su tirščiais, tai kažkaip iš degalinių nebelabai ir geriasi. Tai ką, dabar papietausiu ir galėsim važiuoti toliau. Gavau jau pakrovimą, tai darysim vietinį pervežimą iš Lenkijos, iš Čečino į Vokietiją, tik nežinau dar tiksliai kur, nes dar iki galo nesusižiūrėjau. Tai dabar šiandienos planai kol kas yra tik tais išsikrauti, nes pakrovimas yra rytoj, bet gal bandysim nuvažiuoti, pažiūrėti, gal netyčia šiandien išeis. Būtų aišku neblogai, pasidarytume šiandien, rytoj galėtume nuo ryto jau pradėti važiuoti iškrovimo link. Stoviu jau prie rambos ir jau 10 minučių kaip iškraudinėja. Tai atvažiavęs iš karto nusiėmiau diržus, viską pasiruošiau iškrovimui. Ir iš karto pakvietė prie rampos išsikrauti, tai čia labai ilgai neužtruksim. Ir toliau bandysim nuvažiuoti pakrovimą. Gal netyčia šiandieną pakraus, o gal ir ne. Čia jau bus matyti. Tikėkimės geriausia, aišku, galėtų ir pakrauti. Geriau darbai susiklostytų toliau. O dabar kol kas laukiu, kol iškraus. Ir galėsim važiuoti toliau. Tai iki iškrovimo buvo 1095 km. Važiavom per truputį daugiau nei parą laiko. Su visais stovėjimais, su visko, tai ganėtinai neblogai. Važiuoju pakrovimo link dabar. Kažkas apie 20 km iki pakrovimo. Čia navigacinė biškį blogai veda, bet šitą nesuvažiavęs, tai maždaug žinau. Į
tą pusę, kaip arčiau galima nuvažiuoti. Tai iš tikrųjų, šiaip labai greitai su visais diržų nusiminėjimais, su visko per lygiai valandą laiko, nes atvažiavau vietinių laikų 2:30, dabar 2:30 išvažiuoju. Tai dabar važiuojam pakrovimą ir matysim, ką ten rasim. Šiaip tikėkime, kad pavyks pasikrauti, būtų geriau. Nereiktų čia dabar kimarinti iki rytojaus ryto. Deja, bet pasikrauti nepavyko. Dabar važiuoju ieškoti parkingo. Su bendradarbiu šnekėjau, kažkur čia netoli turėtų būti. Ir rytoj sakė atvažiuoti 8 valandos 20 minučių. Toks mano fiksuotas pakrovimo laikas. Aišku, gaila, nes dabar jų laikų tik tais 3. Tai reikės nemažai pakimarinti. Ką darysi? Tikėkime, kad rytoj irgi nesugaišins, nieko normaliai pakrausti. Viskas dar normaliai gausis. Tai atvažiavau kažkokią uosto aikštelę. Bendradarbis sakė, kad čia galima stovėti, tai pasitikėsim. Šiaip yra kažkokie šlagbaumai, bet jie pakelti. Ženklų kažkokių, kad stovėti draudžiama ar panašiai nemačiau, tai gal viskas ir bus gerai. Tualetai mačiau yra, viskas jau tiksliau ne tai, ką mačiau, buvau. Dabar lauksim rytojaus, nelabai čia šiandien pasisekė, bet ką padarysi. Tai dabar galvoju kažką pasidaryti, valgyti, pavalgyti. Galėjo biškai geriau pasisekti dieną. Nieko nepadarysi. Tai šiandien nuvažiavau tik 468 km ir pravairau 7 valandas 27 minutės. Tai dar būčiau galėjęs pavažiuoti, pasikrovęs, bet ką padarysi. Ką, dabar ilsimės. Atvažiavau savo pakrovimo vietą, tai viskas gerai priėmė nuo 8 ryto. Tai dabar atsidaręs laukiu, kol pradės krauti. Jau buvo privažiavęs, tai manau neužilgo ir pradės krovimą. Čia reikės nemažai diržų susidėti, jei nepameluosiu, kažkas apie 16. Paskui važiuosim į Vokietiją. Tai iki iškrovimo bus kažkas apie 350 km. Dar gerai nepažiūrėjau, bet pagal kodą kažkas tokio turėtų būti. Tai žiūrėsim, kaip šiandien seksis. Tikėkime, kad normaliai viskas pakraus ir iškrovime neužlaikys. Ir gal šiandien geriau paeis dieną. Tai pasikrovėm 48 maišus trašų. Tai birius krovinius, kai tvirtinu, dažniausiai visada tvirtinu per 2 kartus. Tai ką reiškia, tai priviniuojam visą pilną šitą špūlę dabar. Ir tada atleidžiam. Ištiesiam diržą, vėl per naują įtempiam ir tada vėl pririšam, tada geriau prisiriša, nes dažniausiai birius kroviniai atsilaisvina labai lengvai. Taip ir padarom. Na va, ir per antrą kartą jau iš karto einant į veržimą ir matos, kad žymiai geriau įsispaudė. Tai ką tvirtinamės, negaištam laiko ir galėsim judėti. Išvažiavau iš savo pakrovimo vietos pagaliau. Tai pakrovimas su visais laukimais, diržų dėjimais ir panašiai užtruko 1 ir 10 minučių. Tai ganėtinai neblogai. Šiaip didžiąją dalį jaučiu pralaukiau, nes kokį 20 minučių laukiau, kol atvažiuos pradėti krauti. Tai šiaip labai normaliai čia apsisukom. Tai iki iškrovimo 330 km. Tai dabar bandom judėti. Po pietų gerokai turėčiau būti. Tikiuosi, kad dar išsikrausim bent jau. Būtų gerai dar pasikrauti, bet kol kas nežinau. Kol kas šiandienos planų dar nežinau, tai dabar važiuojam iškrovimo link ir matysim, kas čia laukia toliau. Vakar vakare pradėjau važiuotis Volvytę. Tai išmetė, kad nevienodai susidėvėjusios stabdžių trinkelės, bet įtariu, kad čia bus tiesiog daviklis greičiausiai numiręs, nes kai buvo atostogose, kaip tik keitė kaladėlę, sakė viskas gerai, visos naujos sudėtos, tai galimai gal koks laidžiukas užtrumpino ar kažkas. Dabar važiuojam su čeku, bet čia menka bėda. Sakė, grįžus pažiūrės ir greičiausiai suremontuos. Tai ką, judam, dabar liko 250 km. Tai reikės dar pasidaryti pauzę. Pasiskaičiau atsiliepimus apie firmą Google Maps'e. Tai rašo, kad dirba iki 15:30. Aš planuoju atvažiuoti apie 15 valandą. Tai gali būti, kad ir vėl nepasiseks ir šiandien neišsikrausim.
bet geriau būtų spėti anksčiau, bet turim ką turim, dar netyčia remonte išsukau ne į tą išsukimą, tai irgi nugrybavau, būčiau sutaupęs laiko, gal būčiau davažiavęs be pauzės, bet, kaip sakoma, klysti žmogiška, kartais pasitaiko. Tai dabar judu ir matysim, kaip čia seksis toliau. Važiavau į iškrovimo vietą, tai dabar liepia užvažiuoti ant svarstyklių. Tai pirmas geras ženklas, gal netyčia dar šiandieną pavyks išsikrauti, nes šiaip sakė, iškrovimas yra rytoj. Bet būtų gerai, kad šiandien iškrautų, palengvėtų darbo savaitę ir šiandien ir rytoj būtų geriau. Tai dabar einu pažiūrėti, ką toliau sakys ir tikėkime, kad pasiseks. Tai ką, pasisvėrėm. Sakė dabar sukti dešinę. Ir ten kažkur pasitiks kariukas ar kažkas ir turėtų iškrauti. Tai labai gerai pasisekė. Nereikės antrą dieną vėl daug įmarinti. Dabar bandom susirasti tą kolegą, kur sakė. Ir žiūrėsim, kur čia iškraus, kaip čia ką. Kaip supratau, čia kažkur turėtų. Tai dabar vyksta iškrovimas, greitai nusiėmiau diržus. Pradžiai norėjau, kad abi pusės atidaryčiau, bet paskui atsivežė prailgintas šakės, tai dabar iškraus taip. Tai labai patogu ir labai pasisekė, kad iškraus. Dabar laukiam, gal dar šiandien netyčia išeitų pasikrauti. Tai va, išsikrovėm. Tai iškrovimas užtruko kažkur apie valandą 10 minučių. Ganėtinai neblogai. Palyginus, kai po vieną maišą vežiojo, tai aišku, galėjo čia ir greičiau susisukti, bet ir tai labai normaliai. Tai pasikrauti šiandieną neišėjo atkelti pakrovimo, nėra paruošta produkcija. Tai aišku, jau ir taip yra gerai, tai nereikia norėti dar geriau. Dabar važiuoju pasisverti ir važiuosim pakrovimo link, ten yra kur miegoti. Tai nuvažiuosiu ten ir pasiliksiu miegoti, o rytoj 6 ryto vietiniu laiku pasikrausiu. Tai irgi nėra blogai, jau pasisekė, kad iškrovė. Tai dabar ką, važiuojam ten. Kažkas apie 55 km iki pakrovimo, tai nėra daug. Man atrodo, visas kelias nacionalkiam, bet nieko. Nu, dar dėsim po biškį, kadangi nėra kur skubėti, tai problemų nematau. Atvykau į savo pakrovimo vietą, tai užtrukau apie valandą su trupučiu, nes nacionalkiam reikėjo raityti per kaimus visokius, tai dabar bandysiu eiti pasiprašyti į dušą, nes čia, kiek žinau, leidžia, nors jau firma į pabaigą darbo, bet man atrodo, kad leidžia, jeigu pasiprašai pas apsaugą, tai eisiu nusiprausti ir galėsiu eiti pasidaryti valgyti vakarienę ir galėsiu ilsėtis. Tai rytoj 6 ryto čia pakrovimas, dabar yra 6 valandos vietinių laikų, tai turėsiu 12 valandų pailsėti ir pauzę gausiu 11 valandų, kas yra labai gerai. Tai neblogai visai ši diena praėjo, aišku, būtų gerai, jeigu būčiau dar pasikrovęs, nes tikriausiai būčiau davažiavęs iki Lenkijos, bet jau turim, ką turim. Tai šiandieną išvairau 6 valandos 16 minučių, tai nelabai daug, pravažiavau apie 400 su virš kilometrų. Tai po atostogų kol kas tokiais ramiais tempais judam. O rytoj krausimės į Kretingą. Tai ketvirtadienį, manau, turėčiau būti iškrovime, jeigu viskas gerai.
Labas rytas trečiadienį. Dabar vietinių laikų yra po 6:45 ir aš jau pilnai pasikrovęs. Tai pakrovimas užtruko 33 minutės. Ofise prisiduot buvau pirmas, nuėjau truputį prieš 6. Ir ką, dabar važiuoju pasiimti dokumentų. Dar kokias 5 minutėlės, pasidarysiu greitai kavos ir galėsim judėti. Tai rytas užskaitytas tikrai. Pasportavau, kol pasikrovau, nes čia reikėjo sudėti 15 diržų ir viskas vyksta labai greitai. Tai ką, judam pasiimti dokumentų, pasidarom kavos ir kelią. Krovinys važiuoja į Kretingą. Čia yra, kaip supratau, kažkokie druskos akmenys ar kažkas panašaus, druskos akmenukai gal. Tai turėčiau rytoj būti Kretingoj palei viską, jeigu viskas gerai. Tai viskas labai normaliai, o dabar matau, čia privažiavo fūrų. Man labai pasisekė, aš greitai apsisukau. O krovinio svoris yra 24 tonos 700 kg. Tai ką, judam. Užbaigiam šiandienos darbus, tai diena praėjo, sakykime, labai sklandžiai, nes nuo ryto prasidėjo viskas gerai, greitai pasikroviau. Paskui Vokietijoje buvo tik vienas minimalus kamštis ir tai ten labai nedaug prisistabdėm, tai viskas labai gerai praėjo. Tai dabar sustojau nebetoli Varšuvos, čia atbulą įsistūmiau. Kai važiavau parkingą, jau buvau biškai įsigandęs, kad neberasiu vietos, nes žiūriu, visas vietos užimtos. Ir už galų jau prisistatė, bet paskui radau vieną vietą, tai čia atbulą įsistūmiau. Prisiparkavau ir galėsiu ramiai ilsėtis. Tai šiandieną pravairavau 8 valandas 20 minučių, realiai pasiėmus 10 valandą. Ta papildomą valandą pravažiuočiau Varšuvą, bet kadangi kai visada yra Varšuvos draudimai, tai dėja to padaryti negaliu, nes prieš 20 minučių prasidėjo tie draudimai. Pravažiavau 666 km. Tai kaip per 8 valandas 20 minučių labai neblogai. Tai ką, tiek būtų šiandien tikriausiai. Viskas ganėtinai neblogai praėjo, viskas sklandžiai, nebuvo daug ką parodyti, nes realiai ką pasikrovau ir paskui tiesiog važiavau. Dabar darysiu 9 valandų pauzę, kas reiškia, kad pradėsiu važiuoti po 2:20 čia lietuviškų laikų. Ganėtinai anksti, tai kažkaip reikės išsimiegoti. Visą šią savaitę kažkaip anksčiau 6 tikriausiai ir nesikėliau, tai dabar teks truputį panaktinėti, bet ką padarysi. Štai ir atvykom į savo iškrovimo vietą Kretingoje. Tai ką tik prisistūmom prie rampos. Prieš tai nusiėmiau diržus, kad netrukdytų iškrovimui. Viską susitvarkiau, parašiau iškrovimui. Tai dabar va kaip tik įvažiuoja kariukas, pradės iškraudinėti. Čia tokia nekokia vieta, nes reikia nuo gatvės įvažiuoti atbulam į teritoriją, paskui stumtis tiesiai prie rampos. Bet nieko, išsiraičiau. Tokių dalykų nelabai yra kada nufilmuoti, nes stumiesi iš gatvės, tai kad nemaišyti eismui tiesiog. Tai dabar laukiu, kol iškraus. Atvažiavau čia per 9 valandas ir 30 minučių. Dabar turėsiu per pusę valandos surasti, kur stovėti. Tai tikėkime, kad pavyks. Ir nuo pakrovimo iki iškrovimo buvo apie 1400 km. Tai ganėtinai neblogai šiandien sekėsi važiuoti. Didžiąją dalį važiavau naktį, kol buvo tamsu, tai nebuvo ką filmuoti. Kalbėti irgi kažkaip nelabai turėjau nuotaiko šiandieną. Norėjau greičiau atvažiuoti tiktais ir šiaip jaučiuosi ganėtinai pavargęs, nes vis dėlto anksti kėliaus. Lietuviškų laikų 2 valandą, 2:30 jau pradėjau važiuoti. O dabar yra po 2:20, tai truputį išvarginu.
Tai šiandienos tikslas susirasti kuo greičiau parkingą išsikrovus ir rytoj važiuosiu pasikrauti plokštę, greičiausiai dar patikslins tolimesnius planus. Tai ką tik prisiparkau Plungėje. 10 minučių perdirbu važiavimo laiką, nes neužteko, Kretingoje nelabai yra kur stovėti. Tai šiandieną pravairau 10 valandų ir 10 minučių ir pravažiavau 790 km. Tai čia tikrai neblogas rezultatas. Rytoj važiuosiu krautis plokštę ir prasidės savaitgalis grįžus į garažą tikriausiai. Tai iškrovime šiaip sekės ganėtinai neblogai, per mažiau negu valandą iškroviau per 43 minutės. Tai išvažiavau irgi ganėtinai greitai. O ką, dabar darysiuos, nežinau, ne kokią pauzę darysiuos, o kelsiuos tikriausiai kokią 4 ryte. Ten pakrovimas dirba visą parą, tai nuvažiuosiu kuo anksčiau, kad nebūtų mašinų nieko ir ramiai pasikraučiau ir galėčiau judėti toliau. Tai ką, šiandien tiek. In audio.